Kaip jau tapo įprasta, Kauno Žalgiris ir šiemet prisidėjo prie labdaros ir paramos fondo Algojimas organizuojamos akcijos Išties gerumui ranką ir pildė vaikų su negalia svajones. Tai vienas iš Kauno Žalgirio vykdomos socialinės veiklos projekto Žalia galia tikslų. Žalgirio komanda pasiekė žinia, jog neseniai pilnametystės sulaukęs fanas Lukas svajoja turėti sportinį Žalgirio kostiumą. Kauno ekipa šį norą mielai išpildė, tačiau to neapsiribojo. Visa Luko šeima buvo pakviesta į Kauno Žalgirio ir Stambulo Anadolu Efes rungtynes. Prieš rungtynes jaunai gerbėją pasitiko komandos kapitonas Paulius Jankūnas. Pats Lukas sakė, kad apsilankymas Žalgirio arenoje jam nėra naujiena, tačiau taip arti aikštės jis atsidūrė pirmą kartą. Sulaukiai kalėdinės dovanos iš Pauliaus Jankūno ir kaip jį tau dėvisi? Gražiai, tokias ir kaip ir tikėjausi, norėjau dovanų gauti ir daugiau nėra žodžių, ką pasakyti. Ar dažnai stebi Žalgirio rungtynės? Taip, ypač su tėvais, kartais ir Žalgirio arenai atvažiuojam, ateinam pažiūrėti su tėčiu. Ir kaip tau šį sezoną Žalgirio žaidimas, ar patinka? Tiesiog puikus, šaunuoliai gražiai žaidžia, gražios rungtynės tiesiog. Kuris iš žalgiriečių tau labiausiai patinka? Visiems simpatijai jaučiu, visam Žalgiriui. Ar pirmą kartą teko būti taip šalia žalgiriečių? Pirmą kartą. Kauno Žalgirio krepšinio klubas jau ne pirmus metus iš eilės sėkmingai tiesia ranką gerumui, vykdydamas įvairius socialinius projektus, apjungęs juos po Žalia galia ženklu. Projektas Žalia galia siekia skatinti bendravimą, toleranciją, tarpusavio supratimą, siekį tobulėti pasitikėjimą savimi ir kuo sėkmingesnė jaunimo integracija į visuomeninį gyvenimą. Švenčių proga kauniečiai gavo linkėjimų. Sėkmės kitam etape.